Komanda pirmauja 3-0 ir yra pašalinami šios du žaidėjai. Kaip tai įmanoma padaryti ir kaip tai įmanoma paaiškinti? Nes su Artiomu teisėjai tai yra visada įmanoma toks dalykas. Bet Ir aišku, yra įtampa ir vyrai išėjo susikaupė iš visų jėgų ir tos emocijos gal šiek tiek per daug, aišku, buvo ir jos įsiliejo. Bet turbūt ne tada, kai jų reikėjo, kai jau komanda viską buvo padarius. Taip. Ne, tiesiog dar pasakysiu, kad tas jų komandos žaidėjas iš tikrųjų yra labai provokatorius ir čia tiesiog yra sunku tvardytis prieš kitokį. Tokios situacijos. Nebuvot pasiruošę tam provokacijom? Praeitas varžybas kažkaip tais ramiai viskas praėjo, aš galvoju, kad kažkaip tais ir to neakcentavau prieš varžybas ir tiesiog turbūt reikėjo. Kur įvyko rungtynių lūžis? Nes iki pirmojo įvarčio atrodė, kad įtampa auga ir gan stipriai auga jūsų komandos žaidime. Tai aišku, lūžis įvyko pirmam kėliny į pabaigą, kai mūsų antras vartininkas pelnė įvartį. Jis yra mūsų vartų sargas, bet šiandien žaidė aikštė, tai smagu iš tikrųjų. Iš Alytaus Dainavos pasimokėt? Taip. Ir po to, aišku, antram kėlinyje jau po 1-0 turbūt bandė mus lipti, spausti, atsirado plotai. Taip gavo dar 2 įvarčius. Ar šiaip tikėjot, kad tokia sunki bus serija? Nes iš esmės jau galim sakyti, kad ji buvo sunki. Iš esmės tikėjausi, nes pas juos tikrai yra gerų žaidėjų ir tie gynybai, sauguose keli yra tikrai aukšto lygio puolėjai, greiti. Tai tikrai čia gera komanda, tiesiog kartais jiems nepasiseka kažkas ar nesusirenka, nežinau. Žvelgiant į priekį, dabar neturėsit poros tikrai svarbių žaidėjų. Jau yra minčių apie tą pusfinalį? Taip, aišku. Taip, dabar stebėsim mūsų, kaip sakant, priešininkus būsimus ir žiūrėsim tada. Ko labiau norėtumėt? Nesvarbu, žaisim su bet ko, iš tikrųjų.